Mano sūnau, būk dėmesingas mano išminčiai ir palenk ausį mano supratimui, kad būtum nuovokus ir tavo lūpos išlaikytų pažinimą. Kaip varvantis medus svetimos moters lūpos ir jos burna švelnesnė už aliejų, bet galiausiai ji tampa karti kaip metėlė ir aštri kaip dviešmenis kalavijas. Jos kojos žengia į mirtį, jos žingsniai veda į pragarą. Kad tu nemąstytum apie jos gyvenimo taką, žinok, jos keliai nepastovus ir tu negali jų suprasti. Dabar, mano vaikai, klausykite manęs ir neatsitraukite nuo mano burnos žodžių. Atitolink nuo jos savo kelią ir nesiartink prie jos namų durų, kad netiduotum savo garbės kitiems ir savo metų negailestingajam, kad svetimi nesisotintų tavo gerybėmis ir tavo darbas nebūtų svetimoje namuose, kad galiausiai neturėtum vaitoti išsekinęs kūną bei jėgas ir sakyti, kodėl nekenčiau pamokymų ir mano širdis paniekino pabarimą, neklausiau savo mokytojų balso ir nepalenkiau savo ausies prie tų, kurie mane mokė. Aš kone patekau visokias nelaimės bendruomenės ir susirinkimo vidurį. Gerk vandenį iš savo šulinio, tekantį vandenį iš savo versmės. Ar tavo vandens šaltiniai išsilies po gatves, o vandens srovės aikštėse? Te nebūna jie tik tau, nedalink jų svetimiems. Te būna tavo šaltinis palaimintas ir džiaukis su savo jaunystės žmona. Ji kaip miela stirna, kaip grakšti elnė, tegul jos krūtis tenkina tave visą laiką, nuolat mėgaukis jos meilę. Mano sūnau, kam tau mėgauti svetima moterimi ir apsikabinti su svetimaja? Viešpats stebi visus žmogaus kelius ir apsvarsto visus jo takus. Nedorėlis sugauna jo paties nedorybės ir supančioja jo nuodėmių pančiai. Jis miršta nepasimokęs, per savo didelį kvailumą nuklysta.